Šį kartą mes papasakosime istoriją, kuri prasidėjo prieš daugiau nei 30 mečius. Maždaug 120 kvadratinių metrų namas buvo pirktas kaip sodo namukas, neplanuojant jame didelių investicijų ir nuolatinio gyvenimo. Bet, kaip sakoma, atsitiko gyvenimas. Nuo sodo namelio idėjos šis statinys nutolo. Prie to prisidėjo ir natūralus augimas, ir turbūt sunkiai patikėsite agurkai. Buvo medinis, griuvėna tokia. Pats baisiausias namas buvo. Ruošėsi įkurti čia tipo sodas, sodo namelis. Bet laikui bėgant, patiko tikriausiai agurkai jos visą. Biznis. Ir prasidėjo čia plantacijos agurkų buvo. Ir iškilo mūras. Iškilo mūras buvo kūrenamas malkom ir kas papuola. Po ranka, po statybų visko buvo. Nusibodo tos malkos. Briketai. Gal patogu biški buvo. Bet kiemas buvo dabar irgi. Taisau visas trinkelės, nes malkas atveža čia, išverčia. Reikia apjaustyti, skaldyti, džiovint, pernešti. Ir čia, paskui pelenai, viskas. Tai čia krūva darbų. Namo šeimininkas ne visada būna Lietuvoje, nes dirba užsienyje. Tad namiškiams komfortiškai kasdienybei reikėjo sprendimų. Per reklamą televizijos pamatėm Storidos firmą. O kodėl ne? Atvažiavo. Aš dar buvau tam kontrakte, pasirašiau. O kaip toliau vyko, tai čia žmona pasakojo. Atvažiavau, per 2 dienas padarė ir dabar patenkinti. Viskas super. Privalumai. Nereikia anksti keltis, kur pečiaus. Iš lovos gali telefonu pasišildyti, net nelipti į apačią. Plius nėra pelenų. Nieko. Sandėliai atsilaisvino. Plius žmona galėjo atvažiuoti pas mane ir iš užsienio reguliuoti šilumą. Kiek reikia, pasikelia, kai nėra. Labai patogus dalykas, fantastika tikrai. Ir ta fantastika, o gal kalėdinė dovana, o gal tiesiog racionalus sprendimas gali atkeliauti į kiekvienus namus. Ir nesvarbu, kad jūsų pastatas senesnės statybos, kad turite radiatorius, ši šildymo sistema lengvai ir greitai įrengiama kiekvienuose namuose. Bendradarbiaudami su rinkoje pripažintų Bosch dujinių katilų gamintojų, sukūrėme sistemą, kuri būtent tinka senesnės statybos namams. Lauke sumontuojami dujų balionai, skydinėje saugiai tiekia dujas į vidaus patalpose pakabintą Bosch dujinį katilą. Katilas pasiekia aukštą temperatūrą, automatinio valdymo dėka ją palaiko namuose ir jūsų visa namų šildymo sistema veikia saugiai, patikimai ir užtikrintai. Žinoma, pačią dujinio šildymo sistemą sudaro daug daugiau įrenginių negu tik tai dujų balionai ir pats dujinis katilas. Visi šie tarpusavėje harmoningai dirbantis ir veikiantis įrenginiai užtikrina temperatūros pastovumą, automatinį veikimą ir lengvą valdymą, o tuo pačiu ir jums šiltus namus. Atvėsus orams ir prasidėjus šildymo sezonui, sulaukėme daug klientų užklausų, ar dabar galima būtų pasikeisti ir įsirengti Sauridos dujinio šildymo sistemą. Žinoma, kad taip. Pats sistemos sumontavimas užtrunka apie 1 darbo dieną, tad tikrai nesukelia didelių rūpesčių. Jeigu namuose jau yra įrengti radiatoriai ir tvarkinga santechninė namo dalis, tada pats sumontavimas, prijungimas ir paleidimas nesukelia jokių papildomų problemų, vyksta sklandžiai ir greitai. Tad per 1 dieną jūsų namai neatšals, o jau rytoj galėsit mėgautis patogesnė šildymo sistema. Pasak pašnekovų, laikas priimti sprendimą visada yra geras, nes tokios sistemos įrengimas užtrunka vos porą dienų, o komfortą pajusite iš karto ir dairytis į senosios katilinės pusę tikrai nebesinorės.